Ką tau reiškia žodis augti? Iš tiesų gyvenam tokiais laikais, kai informacija labai prieinama ir mes jau turim labai daug. Yra masė įvairiausių labai naudingų ir gerų kursų, masė visokių knygų apie saviugdą, apie psichologiją. Ir teorijų žinom labai daug. Galim draugiai duoti 15 lengvų būdų, kaip paleisti nerimą, bet labai dažnai patys nemiegam naktim. Aplinkui daugybė žmonių, kurie sako, kad auga, galbūt netgi nušvito, bet įsižeidžia dėl mažiausių smulkmenų. Užsitrigerina dėl mažiausių dalykų ir visą atsakomybę už tos trigerius, už savo pačių įsižeidimą užmeta kitiems. Ar tai tikrai augimas, kai vis dar baisu, ką pagalvos kiti, kai vis dar baisu paleisti senas nuostatas, kurios tarsi apsauginis šydas stabdo mus nuo judėjimo į priekį, nes jeigu judėsim į priekį, ten kažkur už kelio vingio, neaišku kas toliau, neaišku kas bus ir tai gąsdina. O juk tikrasis augimas vyksta tada, kai keičiasi mūsų reakcijos į tos pačius išorinius dirgiklius, į tos pačius trigerius. Taigi, jeigu nori augti iš tikrųjų, kviečiu į regresinės hipnoterapijos ir pasąmonės transformacijos kursą, kuris startuoja jau balandžio 7 dieną.